Labas. Ar kada pagalvojai, kad kiekviena tavo dirbta valanda lemia, kokį ledą laižysi senatvėje? O kiekvieni darbo metai lobis, kurį gali gauti arba rasti senatvėje. Kiekvienas dirbtas mėnuo yra investicija į tavo ateitį. Darbo stažas tai ne tik eilės skaičius gyvenimo aprašyme, bet ir svarbus veiksnys lemiantis tavo būsimą pensiją. Kuo ilgesnis tavo darbo stažas, tuo didesnė tikimybė gauti didesnę pensiją. Šįsyk aptarsime, kaip darbo stažas skaičiuojamas, kokie yra būtinieji reikalavimai pensijai gauti ir kaip gali padidinti savo stažą. Esu Elvyra, finansų baba, solo verslo gidė mokesčių įstatymų labirintų. Tavo patiktukas ir kanalo prenumerata padėka už kuriamą turinį. Labai smagu gauti atgalinį ryšį. Praktiškai su kiekvienu klientu kalbantis apie mokesčius nenori tenka išdiskutuoti ir socialinių garantijų bei stažo pensiją ir ligos išmokai gauti peripetijas. Į dažną klausimą, ar galima turėti pilną darbo stažą dirbant savarankiškai, galiu atsakyti. Jei dirbi su verslo liudijimu, taip. Net ir dirbdamas 1 dieną per mėnesį ir gaudamas 5 eurus atlygio, galiu turėti pilnas darbo stažą. O štai vykdant veiklą su pažyma ar turint individualią įmonę ar mažąją bendriją, reiks uždirbti tam tikrą pinigų sumą. Bet apie viską paeiliui. Dirbant pagal darbo sutartį, net jei dirbi pusę ar mažesnę dalimi etato ir tavo alga nesiekia minimumo, gali nesukti savo galvos dėl stažo pensijai. Darbdavys privalo už tave sumokėti sodrai įmokas nuo minimalios algos, kas garantuoja tau mėnesio darbo stažą. Su sąlyga, kad tai vienintelė tavo darbovietė. Bet jei dirbi pagal kelias darbo sutartis, keliose darbovietėse ir iš jų visų bendra tavo uždirbta suma nesiekia minimumo, tavo darbo stažas priklausys nuo bendros algų sumos ir sumokėtų įmokų sodrai. Nes darbdaviams, jei jie yra keli, dingsta prievolė pritraukti įmokas prie minimalios algos. Įsigijus verslo liudijimą, kaip žinia, stažas priklauso nuo to, kuriam laikotarpiu išpirktas verslo liudijimas ir už tą laikotarpį sumokėtos įmokos. Verslo liudijimas išpirktas 1 dienai per mėnesį, įmokos sodrai mokamos už tą 1 dieną. Taigi mėnesio stažo kaip ir nėra. Ką daryti? Pirkti verslo liudijimą visam mėnesiui? Ne. Nereikia to daryti. Perkam tokiam dienų skaičiui, kiek dienų dirbsime, o stažą pensiją galime gauti susimokėję PSD įmokas nuo minimalios algos. Kokiu būdu sakysi? Juk nėra savanoriško draudimo. Taip, nėra. Bet dirbant su verslo liudijimu yra išimtis. Tik turime informuoti sodrą apie savo ketinimus. Kokie žingsniai? Jungiamės prie sodros, draudėjų paskyros, nesmeninės. Pasirenkame atstovaujamą draudėją, vadinasi pasirenkis dirbantį su verslo liudijimu, formos ir šablonai, ruošiniai, prašymai, skundai, papildoma informacija, sukurti naują, pasirenkame FL PR01, paskutinis sąraše, prašymas verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti už pilną mėnesį. Užpildomą laikotarpį, už kurį norime mokėti įmokas, jei kaupi antroje pakopoje plus 3 procentai, dar svarbu nepamiršti tas įmokas susimokėti. Įmokos kodas 444. Vykdant veiklą su pažyma, jei apmokestinamosios pajamos mažesnės nei minimali alga, galimybės pritemti VSD įmokas nuo minimalios algos jau nėra. Tai galima daryti tik su verslo liudijimu. Nes, kaip žinome, vykdant individualią veiklą su pažyma, deklaruojant pajamas, svarbu, kad deklaruotų pajamų suma VMI sutaptų su sodrai deklaruotų draudžiamųjų pajamų suma, nuo kurių sumokamos VSD įmokos. Nes, jei sumokėsi didesnės įmokas tikėdamasis taip užsitikrinti reikiamą stažą, bet deklaruosi mažesnės pajamas VMI, nuo kurių priklauso mokėti mažesnės įmokas, nei tau norisi ar reikia, tos sumokėtos įmokos kabos sodroje kaip permokos ir nebus iš to jokios naudos. Tuomet belieka pasirinkti kitus finansinius įrankius, kurie padės nekaupti stažą pensijai, bet sukaupti apčiuopiamą pinigų sumą, kurią bus galima panaudoti jau pensinėme amžiuje. Apie tai video pabaigoje. Kaip susikaupti būtinąjį stažą individualios įmonės savininkui ir mažosios bendrijos nariui? Puikiai žinom, kad dažnas turintis šias verslo formas stengiasi išsimokėti savo pinigus su mažiausia mokestinė našta. Individualios įmonės savininkai stengiasi išsimokėti pelną po apmokestinimo, kur mokestinė našta 2025 mokestiniais metais bus 21 arba 31 procentas dėl padidėjusio pelno mokesčio tarifo.
MB nariai dažniausiai išsimoka pajamas pagal civilinę paslaugų sutartį arba taip pat, kaip ir individualios įmonės savininkai, pelną po apmokestinimo. Dividendus. Taip siekdami sumokėti mažiau mokesčių. Kaip žinia, individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys tokiu būdu stažo pensijai nekaupia. Žinom, kad kiekvienas žmogus tikisi kažkada sulaukęs pensijinio amžiaus, o tas laikas, patikėk, atlekia šuoliais, gauti išmokas ir iš Sodros. Tai norint gauti išmokas, turim susimokėti įmokas. Tai kągi turi padaryti smulkaus verslo savininkai? Kaip ir nieko naujo nepasakysiu, susimokėti įmokas. Bet neužtenka tik susimokėti, būtina ir deklaruoti pajamas. Ir tai turi būti Sodros mokesčiais apmokestinamosios pajamos. Tai būtų 02 kodų mokesčių inspekcijai deklaruojamos pajamos, prilyginamos pajamoms su darbo santykiais susijusiai. Jei vykdantis individualią veiklą deklaravę, kad ir minimalios algos dydžio apmokestinamasias pajamas ir susimokėję nuo jų VSD, įmokas gali tikėtis 1 mėnesio ar 1 metų stažo priklausomai nuo laikotarpio ir sumų, tai individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys, norėdamas turėti 1 mėnesio stažą, turi išsimokėti 2 minimalios algos dydžio pajamas 02 kodų. Kodėl 2 minimali alga? Todėl, kad pagal įstatymą VSD įmokos mokamos nuo 50% išmokėtos sumos 02 kodų. Šioje vietoje individualių įmonių savininkai ir mažųjų bendrijų nariai jaučiasi nuskriausti, nes kai kurie generuoja netokias didelės pajamas, kad galėtų prie išmokų pagal civilinę paslaugų sutartį ir dividendų dar išsimokėti net 2 minimalias algas. Aš taip pat turiu mažąją bendriją ir dėliodama mokestinę naštą dažniausiai išsimoku savo pajamas bei išmokų savoms reikmėms. Kur dedu atliekamus pinigus aš? Ogi į finansinius įrankius, kurių pagalba susikursiu, tiksliau jau esu susikūrusi ir tik didinu savo dirbančių pinigų krepšelį, kurio galiu disponuoti kada panorėjusi arba kada prireiks. Pati naudojosi ir kviečiu tave pasinaudoti pasiūlymu ir susikurti savo finansinę pagalbę nenumatytiems atvejams arba baltai dienai. Savarankiškai. Aš pati moku mokesčius ir įmokas, bet viską, kas nenugula mokesčių naštoje, pagal planą keliauja į Freedom 24D sąskaitą. Kokia nauda? Metinės palūkanos iki 5% už pinigų laikymą. Palūkanos išmokamos kiekvieną darbo dieną, galimybė išsiimti tuomet, kai yra poreikis. Na ir žinoma galimybė ne tik efektyviai taupyti lenkiant infliaciją, bet ir investuoti. Jei iki 5% pelnas per mažas, yra ir ilgalaikiai taupimo planai, su galimybė gauti daugiau, net iki 7,2% metinių palūkanų. Joks indėlis nėra konkurencingas. Video aprašyme rasi nuorodą, registruokis ir pamatysi, kaip nesudėtinga naudotis. Nebejoju, jei pradėsi rūpintis savo finansais jau dabar, susikursi puikius finansinius įrankius ir nereiks sukti galvos, kur dėti atliekamus pinigus, kad jie nenuvertėtų. O prireikus būti nepriklausomam nuo valstybės ir kitų institucijų. Savimi pasirūpinsi pats. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjai.